A3 formos pildymą pradedame nuo problemos apibrėžimo. Ir tai yra pirmasis planavimo etapas. Ir mes turime pasakyti tezę, kaip mes įvardiname pagrindinę sprendžiamą problemą. Gal aš šiek tiek ir priartinsiu. Jeigu mes ateitume pas gydytoją ir sakytume skauda nugarą, tai būtų teisybė buitiškai, tačiau PDCA komandai to neužtektų. Mums ko gero reikėtų įvardinti daug konkrečiau. Ir štai tokia formuluotė galbūt jau visai ir galėtų mums tikti. Ar ne? Pasakome, kad šiuo metu vidutiniškai 4 kartus per savaitę. Taip pat mes turime užfiksuoti ir tikslą, ko mes siekiame susitikę šioje komandoje. Tai buitiškai sakytume, kad nebeskaudėtų, tačiau iš tiesų mes pagal PDCA komandos formulavimo tikslo dalykus turime pasakyti šiek tiek daugiau dalykų. Gali būti, kad mes vardintume kažkaip, kad nebeskaudėtų nei 1 karto per savaitę arba 0 kartų. Ir taip pat nustatant tikslą rekomenduojama pasakyti datą, terminą, iki kada mes ketiname jį pasiekti. Kitas mūsų žingsnis yra duomenimis, faktais aprašyti mūsų problemą. Ir čia galime naudoti įvairias technikas. Viena vertus galime pabandyti atsakyti tam tikrus klausimus. Kodėl tai yra problema, kas patiria šią problemą, kaip apibūdinama problema. Tai nėra rodikliais ir kažkokiais skaičiais išreikštais duomenimis parodyta problema, tačiau kartais šios įžvalgos taip pat yra labai vertingos tam, kad mes galėtume toliau jas analizuodami ieškoti atsakymų, kokios tai yra priežastys ir kokie yra galimi pasiūlymai. Taip pat galime paprašyti, kad mūsų problemą patiriantis asmenys paanalizuotų problemą. Štai, tarkime, paprašėme papildyti check-sheetą. Tai pasavaičiui, padieniui, pavalandžiui suregistruoti skausmo atvejus. Matome, kad yra tam tikros tipinės dienos ir valandos, kai skausmas dažniausiai kartojasi. Mes jau turėsime tam tikrų įžvalgų. Taip pat paregistravus skausmo atvejus, priskyrus vidutinį skausmo balą 10-balėje sistemoje, išskaičiavome, kad tipinis skausmo balas yra 3,4. Taip pat galime parodyti koncentracijos diagramą, kur kyla ši problema. Ir jeigu nueitume į gembą, o gembos metu mes dažniausiai pastebime netikėtų įžvalgų, faktų, apie kuriuos galbūt nepagalvojame sėdėdami auditorijoje, pamatome dar 2 dalykus – nepatogus nūstelėjimą, nepatogia poza ir vaikučio nešiojimą. Tad atėję į priežasčių analizę, mes tikėtina iš duomenų jau turime tam tikras įžvalgas, kas čia galėjo atsitikti ir jas dažniausiai pagrupuojame pagal žmonėms būdingas priežastis, procesams ir metodams, aplinkos faktorius, medžiagas, priemonės ir įrangą. Nenustebkite, kartais ta pati priežastis gali atsidurti ir ant kelių atšakų arba gali būti neaišku, kur tiksliai ją užrašyti. Tai nėra taip jau metodiškai svarbu. Svarbiausia, kad jūs pastebėjote priežastis ir jas identifikavote, čia užrašėte. Tipiškai mes nedirbame su visomis priežastimis, išsirenkame ir šitame pavyzdyje yra ryškiau bold šriftu parodyta, kurias priežastis laikome svarbiausiomis ir ties kurias generuosime toliau sprendimus. Keliaukime toliau. Kitas mūsų žingsnis yra pasiūlymų ir jų įgyvendinimo veiksmų nustatymas ir įvertinimas. Tarkime, kad kartu su komanda identifikavome 6 galimybes ir jeigu jas pareitinguotume pagal tikėtiną efektyvumą sprendžiant mūsų problemą ir įgyvendinimo kainą, kaštus arba trukmę, gali būti, kad dalį iš jų, 4., 5. ir 6. žymime raudonai, kaip šiuo metu nepatrauklias, tačiau po testavimo gali būti, kad sugrįšime įsivertinti, ar vis dėlto jos nėra taip pat reikalingos. O prie tų sprendimų, kuriuos pasirenkame tęsti ir įgyvendinti, dalis yra labai paprasti, tiesiog nustoti nešioti dukrelę iš karto, tai net nėra atskiri įgyvendinimo veiksmai. Ir galbūt norime kreiptis profesionalios pagalbos į kineziterapeutą, gauti gydytojo išvadas ir pasitikrinti, egzistuoja ar ne priežastis, kad turime stuburo problemą. Ir tarkime, jeigu iš tiesų tai yra mūsų įgyvendinami veiksmai, keletas iš jų, kuriuos mes laikome, kad greičiausiai bus tiksliausi, kitas žingsnis yra išsitestuoti pakankamai artimu metu, tarkime maždaug po mėnesio, ar tai, ką mes darome, jau duoda kažkokį progresą. Turiu atkreipti dėmesį, kad kartais yra reikalingos kelios testavimo iteracijos, gali būti, kad kas mėnesį 2, 3 arba testuojame iki tol, kol pasieksime mūsų išsikeltą tikslą 0 atvejų iki metų galo.
Dažniausiai testavimo metu naudojame tuos pačius duomenis, kokius rinkome ir problemai pagrįsti, tad štai vėl fiksuojame skausmo atvejus, matome, kad dar nėra tikrai pasiektas nulis, bet jau situacija yra ženkliai geresnė, sumažėjo per pirmąjį mėnesį skausmo atveju. Taip pat pasimatuojame ir toliau skausmo lygį, vidurkis nukrito iki 2,5, vėlgi kaip pirmam mėnesiui progresas jau yra pakankamai neblogas. Tačiau turėkite omenyje, kad testavimo metu mes taip pat galime įsivertinti ir kitus dalykus bei juos čia parodyti. Tai gali būti situacijos, kai mes nepastebėjome gerėjimo, pavyzdžiui, skausmo trukmės reikšmingų pokyčių dar nebuvo pastebėta. Taip pat galime aplinkui esančius mums atrodančius svarbius rodiklius paminėti. Štai kineziterapeuto mankštas nebūtinai 100% pavyksta įgyvendinti. Tai yra informacija svarbi interpretuojant testavimo rezultatus. Ir jeigu sukeliame neigiamą efektą, šiuo atveju turime nepatenkintas suinteresuotai asmenį, dukrytę, kad yra nekilnojama taip dažnai kaip anksčiau, taip pat turime tą pažymėti. Jeigu kilo problemos arba yra sukeltos rizikos arba neigiamos pasekmės, jos taip pat yra reikšmingos testavimo etape. Kai kurios organizacijos testavimo etape taip pat skaičiuoja sutaupimus ir naudą. Šiuo atveju mūsų pati problema galbūt nėra tokia, kuri tai generuotų. Na ir paskutinis etapas, mes tipiškai, jeigu testavimas rodo gerėjimą po vieno arba kelių atvejų arba pasiekus tikslą, tai 6. paskutinis žingsnis dažniausiai yra sprendimų standartizavimas ir įtvirtinimas organizacijoje. Gali būti, kad mes turime naujus rodiklius, turime naują standartizuotą ir taikomą programą, kartais reikia apmokyti, supažindinti kolegas, kartais yra vienas kitas labai tolimas veiksmas, kai mes norėsime dar sugrįžti ir pasitikrinti tam tikrus dalykus, arba gali būti, kad numatome kitas galimybės, kurios buvo susijusios, nors ir netiesiogiai su mūsų analizuojama problema. Tad net nebejoju, kad tai nėra reprezentatyvus medicininis atvejis, kuris būtinai sprendžia jūsų skaudančios nugaros problemas, tačiau kaip pavyzdys, kaip būtų galima taikyti PDCA A3 metodiką, mums visai ir tinka.